Ar lytis svarbu renkantis profesiją? Nemanau. Svarbu, ko tu nori ir tavo asmeninė savybė. Su chirurgija lygiai taip pat. Tu turi būti pasitikinti savim ir tu turi galėti priimti sprendimą. Tai yra svarbiausias dalykas chirurgijai. Aš esu ortopedė traumatologė, dirbu Santaros klinikose vaikų ligoninės vaikų ortopedijos poskyryje. Tai yra fizinis darbas, kur tu dirbi galvą ir rankomis. Ir pirmiausia, tu dirbi galvą. Chirurgija yra ta specialybė, kuri reikalauja labai daug tavo jėgų, labai daug tavo energijos ir labai daug tavo laiko. Ir mokėt subalansuotai tą paskirstyti, kad jo užtektų ir darbui, ir namuose, tai irgi viena iš savybių, kurias tu turi turėti. Iššūkiai, aš manau, jau būna po pasirinkimo. Iššūkiai yra šeima, santykiai, vaikai, laiko suplanavimas, yra momentas motinystė, tai truputį kelia iššūkių pats iškritimas iš darbo, bet visos mano kolegės puikiausiai tą derina ir tikrai grįžta sėkmingos ir, sakyčiau, gal net po motinystės patirčių net empatiškesnės. Mama chirurgė, aš manau, kad pacientui yra geriau, jeigu tik tais yra noras, jeigu tik yra galimybės, aš kalbu apie asmeninės savybės. Jeigu esi netinginys, tai chirurgija, kodėl ne? Ir visiškai nesvarbu, ar tu vyras, ar tu moteris. Visiškai nesvarbu.